Labas, aš esu Sharon Rosemaster Hong Soyeon, buvusi paprasta universiteto studentė, ruošusi policijos valstybės tarnautojo egzaminams, dabar tapusi Atomy verslo savininkė. Noriu papasakoti, kodėl mano karjeros kelias. Gyvenau kaip egzaminų vaikytojas, pasikeitė 180 laipsnių. Aš buvau studentas, kuris nuo mokyklos laikų siekė stabilios valstybės tarnautojo karjeros. Mokykloje apklausoje rašė, kad jų svajonių darbas yra valstybės tarnautojas. Tai, kad aš atsisakiau valstybės tarnautojo darbo ir pradėjau dirbti su Atomy, buvo mano motinos nuopelnas. Vidurinėje mokykloje mano mama pradėjo Atomy verslą iš pradžių. Dėl išankstinio nusistatymo, kad daugiašalė rinkodara yra žalinga. Atomy įvaizdis nebuvo geras. Nors namuose turėjau Atomy dantų pastos, vis tiek pirkau kitą dantų pastą iš parduotuvės, nes Atomy įvaizdis nebuvo geras. Aš taip pat galvoju, ar mama nepatirs didelių nuostolių. Mano nuomonė pasikeitė po to, kai išbandžiau Atomy produktus. Man turinčiai odos problemų, mano verslą turinti mama rekomendavo išbandyti Atomy produktus, įskaitant 4 Evenings kare priemonės, sakydama, kad tai gali būti apgaulė. Mano oda, dėl kurios galvojau, ar turėčiau eiti pas dermatologą, stebėtinai pagerėjo per trumpą laiką, kai pradėjau naudoti Evenings kare rinkinį. O to aš buvau vidurinės mokyklos mokinė, kuri nebuvo Atomy verslininkė. Tačiau, kai draugai ateidavo pas mane, aš jiems darydavau masažus su Atomy produktais. Ir netgi užsakydavau produktus mokykloje, nes labai mėgau Atomy produktus. Taip pat, kai su mama vaikščiojome po kaimą, maniau, kad galime sukelti nepatogumų kitiems. Tačiau priešingai sutikome žmonių, kurie sakė, Atomy produktai yra puikūs. Kitą kartą duok man Eja krem, duok man tot paste. Stebėdami tokius vaizdus ir tėtis, kuris prieš tai prieštaravo, ir aš pradėjome palaikyti mamos verslą, o laikui bėgant, tai kad prieš tai prieštaravome, tapo baisiai gėda, nes mūsų mama pasiekė sėkmę. Ne tik aš, bet ir kiti žmonės patvirtino, kad produktai yra geri ir kad mano šeima pasiekė sėkmės, todėl aš taip pat nusprendžiau atsisakyti nestabilios valstybės tarnautojo padėties ir pasirinkti Atomy. Žinoma, pradžia nebuvo lengva. Norint parduoti, reikia turėti vartotojų tinklą, tačiau tėvų tinklas jau buvo užimtas, o šeimos nariai taip pat. Visi dirbo versle. Ir man, būnant 20-metėje, beveik nebuvo vartotojiškų ryšių, tačiau Atomy produktai padėjo tai įveikti. Aš vaikščiojau po parduotuves ir pristatinėjau Atomy. Iš pradžių žmonės, matydami jaunuolį, kuris stengiasi, pirkdavo produktus su mintimi, kad padės jam tik vieną kartą. Tačiau, išbandę produktus, jie patyrė tokią pat pasitenkinimą, kaip ir aš. Todėl neapsiribojo vienkartiniu pirkimu, bet užsiregistravo kaip nariai, pirko pakartotinai ir netgi rekomendavo kitiems. Dėl produktų kokybės neturėjau jokių ryšių, nesugebėjau gerai parduoti. Mano kalbėjimo įgūdžiai nebuvo išskirtiniai. Vis tiek pavyko pritraukti vartotojus, paskatinti juos pirkti pakartotinai. Tinklinis marketingas dalina dalį pajamų kaip komisija, todėl pirmiausia produktai turi būti pristatyti, kad būtų generuojamos pajamos. Tam, žinoma, produktai turi būti geri. Be to, daugelis žmonių užsiima tinklo marketingu, tad sukurtų sisteminės pajamas. Vartotojams, kurie naudoja produktus tik vieną kartą, bus sunku sukurti stabilias sistemas pajamas. Norint sukurti stabilias sistemas pajamas, būtina turėti produktų, kurie skatina savanorišką pakartotinį pirkimą. Atomy produktai yra tie, kurie tai padaro. Įmanoma, nepriklausomai nuo mano gedėjimų. Kaip Atomy produktai gali būti tokie geri, tai dėl Atomy filosofijos. Atomy siekia tapti populiariu prabangos prekės ženklu.
Populiari prabanga yra sudurtinis žodis, reiškiantis, kad kaina yra prieinama, tačiau kokybė yra prabangi. Atomi filosofija yra tiekti geriausią kokybę už tą pačią kainą, o jei kokybė yra ta pati, pasiūlyti mažiausią kainą. Paprastai kitose įmonėse aukštos kainos rinkoje pozicionuojami aukštos kokybės produktai, o žemos kainos rinkoje žemos kokybės produktai. Ne tik įprastose įmonėse, bet ir kitose tinklinio marketingo įmonėse parduodamų produktų kainos neleidžia vartotojams patogiai atlikti pakartotinių pirkimų. Tačiau Atomi išlaiko aukštas gamybos sąnaudas. Pirmiausia, atitinka kokybės standartus ir pagal juos sumažina kitas papildomas išlaidas, kad galėtų tiekti aukštos kokybės produktus už mažiausią kainą. Kadangi produktų kokybė yra gera, o kainos protingos, verslininkai ne tik siekia užsidirbti pinigų, bet ir nuoširdžiai rekomenduoja produktus vartotojams. Iš tiesų, Park Han-gil dažnai sako, kad jei jis pats nebandė produkto ir nejaučia, kad jis geras, tai reklamuoti jį dėl pinigų tampa vis sunkiau. Iš tikrųjų, aš turiu išbandyti produktą ir jį pamėgti, kad galėčiau jį parduoti iš širdies. Kadangi esate tikri, dėl savo produktų galite tai pasakyti. Iš tiesų, vartotojai taip pat pripažįsta šių produktų konkurencingumą. Pakartotinio pirkimo rodiklis yra labai aukštas. Grąžinimo rodiklis yra mažiausias pramonėje apie 0,2 procentai. Galima sakyti, kad jis yra beveik nulinis. Atomi gavo vartotojų orientuotos valdymo sertifikatą, remdamasi šiais kainų ir kokybės principais, tapdama pirmąją tinklinio marketingo pramonėje, kuri tai pasiekė. Nuo 2009 metų, kai buvo įkurta įmonė, ji daugiau nei 10 metų fiksuoja dviženklį augimo tempą ir dabar tapo pirmaujančia tinklinio marketingo įmonė šalyje. Tai yra priešingas atvejis kitoms tinklinio marketingo įmonėms, kurios patyrė didelį smūgį dėl koronaviruso. Tai kodėl Atomi taip greitai auga? Žinoma, yra ir kitų priežasčių, tačiau manau, kad pagrindinė priežastis yra ta, kad Atomi laikosi platinimo principų ir per pastaruosius 10 metų nuosekliai išlaikė absoliučią kokybę ir absoliučią kainą. Tai yra geriausia kokybė ir kaina, kurios niekas negali prilygti. Iš tiesų, kitų įmonių atveju, jei produktas gerai parduodamas, dažnai sumažėja produkto talpa arba padidėja produkto kaina. Priešingai, Atomi ne tik išlaikė produktų kokybę ir kainą per 10 metų, bet ir padidino gerai parduodamų produktų kiekį. Emomim siūlo Atomi dantų pastą, kuri 30-60 pak, o Atomi dantų pasta plus 180-200 mm, 80-200 Eveninka repūtų valiklis ir Dexlenser padidino kiekį nuo 120 ml iki 150 ml, tačiau kaina liko ta pati. Dėl šios kainų konkurencijos ir kokybės Atomi deda labai daug pastangų. Pirmiausia, siekdama išlaikyti produktų kokybę, Atomi nepagailėjo investicijų į partnerius. Atomi, turėdama omenyje bendradarbiavimą su partneriais, vietoj bendradarbiavimo naudoja terminą bendradarbiaujantys partneriai. Iš tikrųjų, Atomi laiko partnerius bendradarbiais, todėl nesigaili paramos savo partneriams. Pirmiausia, Atomi principas yra tas, kad kiekvienoje produktų kategorijoje produktai yra tiekiami tik iš vieno tiekėjo. Tai vadinama vienas produktas, vienas tiekėjas principu. Nebent ta įmonė apgaudinėja Atomi, niekada nepakeisiu į kitas įmonės. Galbūt kai kurie iš jūsų galvoja, kad norint pagerinti kokybę ir sumažinti kainas, reikia skatinti konkurenciją tarp įvairių įmonių. Tai gali būti tiesa trumpuoju laikotarpiu, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai nėra taip.
Tai būtų atsakomybės perkelimas partneriams. Atomi laikosi principo, kad kiekvienai produktų grupiai turi būti tik viena įmonė, taip užtikrindama stabilias pardavimo galimybės. Tai leidžia partneriams ilgalaikėje perspektyvoje investuoti į tyrimus ir plėtrą bei didinti gamybos pajėgumus, bei padedant išlaikyti žemas kainas ir aukštą kokybę. Be to, Atomi kasmet paaiškina savo kokybės valdymo politiką partneriams ir išklauso jų problemas. Atomi taip pat nesigaili finansinės paramos partneriams. Pirmiausia, Atomi atsižvelgia į partnerius neturinčius lėšų ir nepriklausomai nuo to, ar prekės buvo parduotos ar ne, kai tik jos patenka į įmonės sandėlį. Visada per savaitę sumoka viską grynaisiais. Taip pat, kai bendradarbiaujančios įmonės susiduria su sunkumais dėl lėšų trūkumo žaliavoms, Atomi siūlo joms pirmiausia kreiptis į juos, o ne į banką, ir teikia 100% finansinę paramą pirkimams. Paskolindami pinigus banke turite mokėti palūkanas, o šias palūkanas turi padengti vartotojas. Todėl reikia užkirsti kelią tokiam blogam ciklui ir išlaikyti absoliučią kokybę bei absoliučią kainą. Iš tikrųjų, praeityje buvo įvykęs gaisras Sairomford gamybos linijoje, kuri tiekė Ranan. Atomi skyrė apie 1 milijardą vonų gaisro atkūrimui ir gamybos linijos tobulinimui. Tada naujoji maisto įmonė, dėkodama, padidino makaronų kiekį 17%, nors Atomi pusė net nebuvo apie tai kalbėjusi. Dėl Atomi paramos krizės situacijoje nauji maisto produktai sugebėjo įveikti sunkumus, o vartotojai galėjo gauti daugiau makaronų už tą pačią kainą. Antrasis aspektas – globalus šaltinių ir pardavimo strategija. Tai nereiškia, kad mes tiesiog parduodame Pietų Korėjoje pagamintus produktus užsienyje. Visame pasaulyje tiekiame produktus atitinkančius absoliučią kokybę ir absoliučią kainą per Atomi globalią pardavimo sistemą už prieinamą kainą. Pavyzdžiui, kaip Australijos manuka medaus atveju. Dėl to, nepaisant COVID-19 situacijos, 2020 metais Atomi pasiekė 1,9 trilijono vonų globalų pardavimą ir užėmė 11-ąją vietą pasaulyje tiesioginių pardavimų srityje. Kaip jau minėjau anksčiau, aš nesu išskirtinis ar ypatingas. Todėl galėjau augti Atomi. Pradėdamas dirbti Atomi, neturėjau jokių ryšių, niekada nebuvau pardavęs. Bet mano kalbėjimo įgūdžiai nebuvo išskirtiniai. Tiesiog rekomendavome produktus, o vartotojai, kurie buvo patenkinti jų kokybę, pradėjo juos pirkti pakartotinai. Vartotojai, kurie įsimylėjo Atomi, netgi pradėjo užsiimti verslu, todėl pajamos pamažu didėjo. Norėčiau trumpai paminėti 2 dėkingas produktus, kurie leido mano verslui vykti. Pirmasis yra HMOI. HMOI yra sveikatos funkcijų produktas, kuris gali padėti stiprinti imunitetą ir buvo tyriamas 8 metus, investuojant 5 milijardus vonų valstybės lėšų pagal nacionalinę instituciją Korea Atomic Energy Research Institute. HMOI buvo pristatytas kaip mūsų šalies atstovaujantis produktas Tarptautinės atominės energijos agentūros EIA konferencijoje. Po jo sukūrimo galima sakyti, kad tai yra nacionalinis produktas imuniteto srityje. Tokiu būdu imunitetą stiprinantis HMOI jau 7 metus iš eilės išlaiko 1-ąją vietą savo sektoriuje pagal pardavimus. Ypač šiuo metu, kai imunitetas tapo svarbus, Atomi yra pasirinkimas, sulaukiantis daug vartotojų dėmesio. Antrasis produktas yra Atomi Slim Body šakė, kuris gali padėti kontroliuoti svorį. Vartodamas šį produktą, aš pastebėjau labai daug teigiamų rezultatų. Prieš pradėdamas vartoti šį produktą, esu išbandęs daugybę dietų. Vienos maisto produktų dieta, Danijos dieta, mažai druskos dieta, net esu patyręs silpnumą dėl pasninkavimo.
Jei esate moteris, kuri bandė laikytis dietos, tikriausiai sutinkate, kad dieta yra sunki, nuolat jaučiate alkį, trūksta energijos ir tai tikrai nėra lengva. Tačiau Atomy Slim Body šakė yra šiek tiek kitoks. Jame yra 18 rūšių grūdų ir vaisių bei daržovių miltelių, todėl tai yra puikus maistingas pakaitalas valgymui. Kai laikomasi dietos, kalbama apie raumenų praradimą. Jei raumenų masė sumažėja, fizinė jėga silpnėja, o tai gali sukelti lengvesnį svorio priaugimą. Todėl svarbu papildyti baltymų kiekį. Šiame kokteilyje yra pakankamai baltymų, todėl vienas pakelis suteikia beveik 50% rekomenduojamos dienos baltymų normos. Skoniai yra įvairūs, o aš galėjau valgyti Atomy Slim Body šakę vietoj valgį, nes jis suteikia sotumo jausmą, todėl maloniai ir be alkio galėjau kontroliuoti savo svorį. Dėl to, valgydamas Atomy Slim Body šakę, numečiau 13 kg. Iš tiesų, aš daug ką laimėjau dirbdamas su Atomy. Laikiau dietą, vartodamas Atomy sveikatos produktus. Ir tapau sveikesnis. Dėl Atomy kosmetikos mano oda taip pat pagerėjo. Ir svarbiausia, kaip ir galvojau iš pradžių. Aš nekenkiu niekam, o pristatydamas Atomy produktus galiu padėti kažkieno sveikatai, prisidėti prie kažkieno grožio ir padėti sutaupyti gyvenimo išlaidų, taip pat gauti pasididžiavimą, kad galiu kurti pajamas. Todėl norėčiau pasakyti tiems, kurie šiuo metu klausosi šios paskaitos, bet noriu pradėti verslą. Žiūrėkite į šį verslą be išankstinių nuostatų. Tiesiog aklai tikėkite, vietoj to atsisakykite nuostatų ir pasimokykite, ieškokite informacijos, klausykite seminarų, išbandykite produktus. Manau, kad tada pamatysite šio verslo vertę. Laukiu dienos, kai susitiksime. Atomy. Tai buvo Atomy verslo lyderė. Sharon Nosmaster. Hong So Hyun. Achpu.